Labą dieną, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, paskutinioji 3 sezono laida. Tradiciškai kiekvieną paskutinėje laidą supažindiname jūs su kultūros ar atminties institucija. Šiandien sveikinamės iš gamtos prieglobsčio, iš nuostabaus gamtos kampelio Ožkabalių. Ir kalbame su Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinė direktorė Rūta Vasiliauskienė. Labą dieną, gerbiama Rūta. Sveiki. Ačiū, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje. Jūsų muziejus žavi autentišką aplinką. Kaip ta aplinka padeda saugoti Jono Basanavičiaus atminimą? Jūs labai gerai, Rasa, pasakėt būtent aplinka, nes autentiškų statinių čia neišliko dėja ir reikėjo viską atkurti, atstatyti iš naujo. Bet dažnas mūsų lankytojas atvykęs, kaip ir jūs sakot, graži gamta, iš tikrųjų šiek tiek nebūdinga ir mūsų Sūduvos kraštui, jau to lygumų kraštui, čia jau prasideda kalvelės ir iš tikrųjų gal tai ir formuoja tam tikrą nuotaiką, tam tikrą energetinį užtaisą. Nes dažnas mūsų lankytojas čia atvykęs sako, labai gera aura tvyroja, tokia ramybė tvyroja ir manau, tai tikrai jau įeinantį į mūsų sodybos kiemą sukuria tam tikrą atmosferą, tam tikrą nuotaiką, kas mums tikrai galbūt šiek tiek palengvina pristatyti mūsų patriarcho istoriją, papasakoti, kaip šioje vietoje gyveno Basanavičiai. Nebūtinas galbūt ir tas autentiškas statinys, nes nieko tai gal labai ir nekeičia, viskas čia statyta maždaug pagal visus brėžinius, pasakojimus, aprašymus, o ta pati, kaip sakykime, jausena iš tikrųjų tik tai padeda mums lengviau gal papasakoti patriarcho vaikystės visas istorijas, nes čia pat ir yra ir tas pats prūdelis, kuriame Basanavičius vos neprigėrė vaikystėje. Tas su kurkiančiomis kodėlis. Taip, būtent taip, dėdė Jonas gerai, kad ten laukus dirbdamas išgirdo vaiko riksmą ir jį ištraukė. Paskui žinom pasakojimą, kuomet Basanavičius savo kaimyno pupų laukia, išėjęs ten truputėlį paišdykauti, pupų paieškoti, pasiklydo ir vėlgi tokia įdomi istorija. Mes visą tai pasakojame savo lankytojams, nes visų pirma, tai iš tikrųjų skiriame dėmesį, kaip Basanavičius formavosi kaip asmuo. Tai aišku, tas vaikystės kiemas yra be galo svarbus. Iš tikrųjų, ir kai lankaisi, pavyzdžiui, Druskininkuose, tai supranti, kad Čiurlionis negalėjo nepiešti gyvendamas tokioje aplinkoje. Taip, čia iš karto suvoki, kad Jonas Basanavičius negalėjo nepamilti tėvynės, nemylėti tėvynės, nenorėti, kad visi matytų ją tokią gražią pasaulyje. Bet ši kaimo sodybos aplinka, kurioje matome ir kompiuterius, leidžia derinti ir šiuolaikinės technologijas ir inovatyvius pasakojimų būdus, kaip tai darote. O taip esam ganėtinai šiuolaikiškas ir tikrai laikas su laiku einantis muziejus, nors labai dažną savo lankytoją tuo galbūt ir nustebiname. Bent jau anksčiau mūsų lankytojai keldavo tokį truputėlį juoką, o žiūrėkit, Basanavičius ir kompiuterį turėjo, nes tikrai kompiuteriai visą laiką pas mus ant stalo, tai yra viena pagrindinė mūsų darbo priemonė. Paskui atėjus į seklyčią, žmonės pamato televizorių, kuriame rodome dokumentinį filmą apie patį Basanavičių. Bet esmė tame, kad ir pats Basanavičius buvo savo laiko žmogus, jis tikrai be galo domėjosi visomis naujomis, ne tik medicinoje, bet ir aplamai technologijomis. Ir tuo pačiu fotografavimo aparatu ir pats fotografavo, ir garsą įrašinėjo su fonografu, ir žinome, ir kine lankėsi, ir su visokiom technikos priemonėm keliavo. Tai ir mūsų muziejus tikrai visą laiką esam, sakykime, kartu su visais kitais, kai kur net gal sakyčiau buvome ir vieni iš pirmųjų, kad panaudoti tas technologijas. Tik tai aš tai asmeniškai stengiuosi nepersistengti, nes tada labai suvienodėsim visi ir prarasim gal savo tą tokią savitumą. Taip. Kadangi vis tiek esam memorialinis muziejus, tai norisi visų pirma rodyti tą tokią, kiek įmanoma autentiškesnę buitį,
aplinką, visi tie eksponatai. Bet esmė tame, kad juos galima pačiupinėti, mes tikrai nedraudžiam savo lankytojams, jau čia taip, žinot, griežtai, kad čia nieko negalima judinti, liesti, yra netgi kopijos padarytos, kur gali ir pasimatuoti kažką. O tos technologijos, tai jos taip pamatuotai, ne planšetės kažkokios, ne audio gidas, nes mes norim labiau to tokio gyvo bendravimo su savo lankytoju ir to tokio įdomesnio gal pasakojimo, kurį paįvairinam technologijom. Tai va čia tarkim atsiranda tas trumpas 7 minučių dokumentinis filmas, pristatantis labai trumpai, bet išsamiai Basanavičiaus biografiją. Kas įkūrė? Justinas Lingys įkūrė. Po to, tarkim, nuėjus į vieną iš ūkinių pastatų, tu patenki, kas labai yra įdomu, tarsi autentiškas pastatas ar ne, bet į jį ėjus ten jau net vartelis, ne kiaulidė, o yra kino paviljonas, kuris atsisėdus patogiai pasakoja apie Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno istoriją. Naujausias mūsų technologinis dalykas yra šį pavasarį, gegužės mėnesį per muziejų naktį pristatyta audiovizualinė instaliacija Humanus, kur vėlgi mes derinam seną ir naują. Ant surinktos senos baltos tekstilės projektuojasi kinetinės instaliacijos, kurios tokia, sakykime, meninė, filosofinė išraiška pasakoja ne tik apie patį Basanavičių, bet ir apie tai, kas jam buvo labai aktualu, tas, tarkim, medicinos, kur turėtų viskas krypti, apie žmogaus gyvybės svarbą ir tai, kas yra šiai dienai labai aktualūs dar dalykai. Tai gal tas technologijas taip panaudojam, nors matau, kad kinas kaip tik dabar labai yra toks, sakykime, paveikus, iš tikrųjų net tie moderniausi muziejai, būtent tokia forma techninė daugiau gal dirba. Nėra čia kažkokių išmanių stalų arba, kaip minėjau, audio gido, bet yra, pavyzdžiui, sukurtas paprastas stalas žaidimų, didelis stalas, kur galima, net nelankant mūsų atgimimo ąžuolyno, pažaisti žaidimą ir labai gerai pažinti visą struktūrą. Tai daugiau gal tokius per kino meną tas technologijas naudojam, per žaidimus irgi, kuriuos kuria profesionalai, sakyčiau, gal taip daugiau. Ir aišku, jeigu paprastai pradedant, kas gal čia jau ne tai, kad žinot, išmanios technologijos, bet tiesiog technologijos, kurios galbūt mūsų lankytojo dar prieš keletą metų labai stebino, tai kad tu atėjęs gali tiesiog atsiskaityti kortelę, be jokių problemų, čia tam mūsų kaime, nes tikrai esam labai atokioj vietoje. Tai pradedant stebint nuo lankytojo pasitikimo, kad esam tikrai modernus ir šiuolaikiškas muziejus. Tikrai svarbus visi dalykai. Ir iš tikrųjų, daktaras Jonas Basanavičius gali būti pavadinamas ir knygos žmogumi, nes jis ir pats rašė, ir pats buvo aistringas knygų kolekcininkas, tyrinėtojas. Kaip siejate savo muziejaus veiklas ir edukacijas su knyga? Ar muziejuje turite biblioteką? Mato, čia šiek tiek yra taip, mes neturim dėlių patalpų, tai tarkim, tai dalis bibliotekos, ką jūs matot, yra kažkiek tai knygų dar pas kolegės kabinete, kažkiek dar padėta saugyklose, kokios saugyklos palėpėse mūsų, bet mes tikrai nesilygiuojam į kažkokią biblioteką. Tai yra tiesiog dovanoti leidiniai arba leidiniai išleisti nacionalinio muziejaus arba mūsų įsigyti tam, kad tiesiog kažką pasiruošti ir turėti tokį, darbinį variantą apie patį Basanavičių, apie tą laikmetį, daugiau tai istorinės knygos. O jeigu jau kalbant apie Basanavičiaus biblioteką, tai turbūt reta tokia įspūdinga biblioteka yra, kurią Basanavičius sukaupė jau pradėdamas mokytis Marijampolės gimnazijoje, toliau Maskvos universitete, rinkdamas knygas, apie Bulgarijos laikotarpį jau tai aš vis nėra ką kalbėti. Tikrai daug tų knygų prikaupė ir parsivežė ten begalę dėžių į Lietuvą. Iš tikrųjų ten, kiek aš atsimenu, virš 2800 knygų tomų, ten galybė laikraščių ir žurnalų ir paskui smulkiosios kartografijos ir atvirukų.
Žodžiu, tai taip, mūsų bibliotekėlė labai jau kukli palyginus su Basanavičiumi, bet iš tikrųjų nemažai darbo vyksta tiesiog virtualioj toje erdvėje ir daug ką tu gali pasiekti ir to pačio Lietuvių literatūros instituto archyvus mes pasiekti galim tiesiog jau va, taip. Ar tarp jūsų renginių yra ir skaitymų žanras? Vyksta kokie nors skaitymai? Kartais taip. Turime aplamai nemažai renginių kaip muziejus. Būna kartais ir biblioteka organizuoja skaitymus savo čia pas mus tokioje netradicinėje erdvėje. Tarkim, turėsim ir per Jono Vardinės tokį renginį, toks daugiau gal poetinis, literatūrinis skaitymas. Tai taip, yra. Vasara, akivaizdu, ne tik pats gražiausias turbūt metų laikas šioje sodyboje Basanavičiaus gimtinėje, bet ir pats įtempčiausias. Atvažiuodami pamatėme, kad mašinų aikštelėje netokioje jau ir mažoje ir vietos nėra, mokykliniai autobusėliai, ekskursijos mokinių. Kokie renginiai vyksta vasarą tradiciškai, kokie numatyti šiai vasarai? Taip, renginių turim gal daugiau pavasarį. Vasarą mes tokie jau paskui daugiau orientuojamės į tą tokį lėtą į turizmą, į šeimų atvykimą pas mus, į įvairių tokių privačių gal švenčių organizavimą. O gal gausiausiai esame lankomi gegužės birželio mėnesiais, nes, nepaslaptis, mūsų muziejų labai mėgsta iš tikrųjų mokyklinio amžiaus auditorija. Tai važiuoja labai intensyviai mokyklos gegužės ir birželio mėnesiais, po to vėl tai kartojasi rudenį, rugsėjo ir spalio pradžioje. O vasarą iš tikrųjų taip, turime tų pavienių daug lankytojų, kurie keliauja po Lietuvą ir labai džiaugiuosi, kad vis dažniau atranda Sūduvos kraštą, nes jis tikrai turi ką parodyti ir ypač tą kultūrinę prasme. Renginių aplinkui daug, tai mes kažkaip koncentruojamės, tarkim, gegužės mėnesį jau taip į tą muziejų naktį. Mokykla organizuoja tokios liaudiškos muzikos festivalį Ošio ąžuolai kiekvienais metais pas mus. Paskui birželį taip jau turime Jono Vardinės. Nešvenčiame gal taip tradiciškai joninių, nors labai pasvajoju apie tai. Ir kadangi Vilkaviškio rajone kaip ir nutrūko sena tradicija Paežerių dvare daryti didelį masinį renginį, galbūt atsiras koks, sakykime, organizatorius, kuris norėtų ateiti pas mus, nes tikrai erdvės labai tam tinkamos ir gražios, o mūsų resursai neleidžia tokio didelio, tarkim, masinio renginio padaryti. Tai mes Jono Vardinės darome tokias, kaip jūs sakot, literatūriniai kažkokie skaitymai per Basanavičiaus asmenybę. Daugiau žodžiu į tai orientuojamės, kad paminim patį Joną Basanavičių, šiek tiek kažkokių tų tradicinių gal apeigų ar kažkai tai, kas buvo būdinga, bet svarbiausia tai būna jau patriarcho toks paminėjimas, pagarbinimas, nes kaip ir tuo laikmečiu, kuomet jis gyveno, kažkaip susiklosčius buvo tradicija ne gimtadienį daugiau minėti ir švęsti, o būtent vardadienius. Man atrodo, net tarpukariu tai buvo tradicija, kad Vardinės daug didesnė šventė ir proga. Tai kadangi Basanavičius, žinot, didieji jo veikalai, tarkim, vasario 16-osios, ar ne, kaip signataro, tas toks renginys, mes jį visą laiką irgi turim tą tokią datą minime. Paskui pats gimtadienis lapkričio 23, tai toks, sakau, neturim didelių erdvių ir apriboja mūsų, tarkim, tie renginiai kamerinio pobūdžio, tai jau vasarą galime kažką daug didesnio padaryti. Tai va, tokią kuriam gražią tradiciją Jono Vardinės minėti čia Ožkabaliuose. Ir šiais metais turėsim tikrai labai gražią įspūdingą programą. Andrius Bialobževskis susidomėjo Basanavičiaus asmeniu ir ruošia literatūrinę tokią muzikinę programą, kurią pristatys, čia bus premjera pas mus ir padovanosim Basanavičiui tokią, sakykime, gal netradicinę dovaną, truputėlį įsileidžiam šiuolaikinio meno į savo erdves ir Mykolas Sauka kuria mums tokią skulptūrą, kuri galbūt kažką gal provokuos, kažką norės pasakyti, bet iš tikrųjų ją statysim čia prie pavasarį pasodinto vyšnių sodo. Ir kažkaip taip įdomiai tą Jono Vardinių renginį šiemet padarysim. Labai nekantru laukti ir nebejoju, kad daug klausytojų jums sekti jūsų muziejaus informaciją, kadagi tie renginiai bus. Bet jūsų muziejus garsėja ir savo edukacijomis ir kokias jas labiausiai branginate ir kokiamis labiausiai didžiuojatės?
Tai taip net dabar galvojau su merginom, sakom, tai kiek mes šitų programų edukacinių turim, nes šiuo metu labai kažkaip intensyviai kūrėm naujas, nes vasario mėnesį parsivežėm Basanavičiaus asmeninių daiktų nemažai, tokia nedidelė, bet labai įdomią ekspoziciją įsiruošėm, lapkritį dar parvešim čia daugiau tų daiktų. Jie saugomi ir Lietuvos nacionalinio muziejaus saugykloje, tačiau jų priklausomumas yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų. Tie daiktai buvo mažai kur rodyti, kai kurie iš vis nerodyti, tai labai džiaugiuosi, nes restauratoriai juos tiesiog paruošė ir mes tokią pasigam temą keliaujantis kovotojas. Basanavičių pristatom per keliones ir kovą. Tik aišku, kova ne ginklų daugiau, o su kaip sakant, su rašikliu ar savo idėjomis. Tai ir tos naujos edukacinės programos susikūrė, nes kažkaip parodą visą laiką taip įpratę, kad lydi ir edukacinės veiklos. Tai atsirado naujos 2 programos, 3 kuriama, irgi orientuojamės į Basanavičiaus vaikystės žaidimus. Tai būtent apie judriuosius to laikmečio žaidimus edukatoriai pasakos. Bet jeigu kalbant apie tai, kaip čia prasidėjo ta visa edukacinė veikla, tai žinokit, prieš 20 metų mes tą pradėjom daryti. Ir gal, jeigu atsakant į klausimą, kuo aš labiausiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, tai ta pirmąja programa. Kuomet mes čia susirinkom kaip komanda, nelabai turėjom tokias jau tvarkingas ir gražias ekspozicijas, nes daugelio eksponatų pas mus neliko, reikėjo kažkaip kurti iš naujo vėl čia visą tą sodybą ar muziejų. Ir galvojom, kuo užimti savo lankytoją, kad muziejus būtų gyvas, tai vieni pirmųjų regione pradėjom daryti edukacinės programas. Ir ta pirmoji programa Vargo mokykla, kuri pasakoja apie direktorinę mokyklą, kurioje savo mokslą pradėjo ir pats Jonas Basanavičius, ji viena populiariausių ir dabar. Tai labai tas džiugina, kad mes labai pataikėm su ta programa, jos turinio praktiškai net nereikia kažkaip tai pritaikyti, koreguoti. Įdomumas tame, kad tiesiog neapsėmėm pasakoti paprasčiausiai, o mes tiesiog sudarom tą tokią, nuotaiką, atmosferą ir tokią inscenizaciją, kaip tie vaikai mokydavosi, toj prietemoj, su tom lentelėm, slebizavot mokydavosi, pas griežtą dar aktorių, kuris, jeigu neklauso, ir ant žirnių maišo paklupdo ir visokių bausmių taiko. Ir galiausiai, žodžiu, visi toj truputėlį tokioj baimėj dar yra, nes gali ateit piktas žandaras, patikryti, ar čia rusiškai, ar čia lietuviškai vaikai mokomi. Tai šita programa tikrai yra viena iš tų, sakykime, dažniausiai užsakomų. Paskui, aišku, Basanavičiaus vaikystėje pasakojama Pro vaikystės langą edukacinėje programoje, irgi jinai po šiai dienai labai populiari. Paskui prasidėjo programos su kalendorinėm šventėm, su šeimos šventėm, atsirado kulinarinio paveldo programos, kurios labai irgi yra mėgstamos mūsų lankytojų. Ir taip, daugelį metų buvom lyderiai regione. Dabar jau mus visi vejasi, jau daug kas daro irgi tą patį, tai čia jau gal nepakonkuruosi ilgai, bet džiaugiamės, kad vis dėlto į edukacinės programas atvažiuoja gal dar net daugiau nei į paprastas ekskursijas ar šiaip paprastai mus aplankyti. Tai kas jūsų lankytojai daugiausiai? Jūs minėjot šiuo laikotarpiu mokyklos, mokiniai? Priklauso nuo sezono. Taip, tarkim, gegužės birželį mėnesiais yra tikrai gausiausiai gal moksleiviai, rugsėjais, paskui spalis, bet savaitgaliais, tarkim, ypač vasaros savaitgaliais, jau atsiranda mišrios grupės, jau žmonės atvažiuoja pas mus turiningai švęsti savo gimtadienius, pavyzdžiui, ar kažkokias šeimos šventes, ar tiesiog kolektyvai atvažiuoja irgi švęsti gimtadienį, tiesiog tai galima čia atvažiuoti? Taip, mes darom ir nuomą, pas mus yra tokios programos, edukacijos, kur, tarkim, tu gali pasiimti protmūšį, pažinti Lietuvą, įdomiau taip žaidimo formą ir, tarkim, turėti blynų edukaciją, kurioje tu sočiai ir skaniai pavalgysi. Žodžiu, tas laikas visai kitaip bus praleistas. Arba pasidaryti pikniką. Yra kas įdomu, tarkim, kas atsirado COVID laikotarpiu ir kas populiaru iš tikrųjų po šiai dienai labai tos mūsų nuotolinės virtualios edukacinės programos, kur irgi, pavyzdžiui, gali net ir didelis kolektyvas užsisakyti ir labai įdomiai apturėti, pavyzdžiui, pažintį apie vasario 16 ar apie tą patį mūsų patriarchą.
ar apie Suvalkijos etninę kultūrą. Nu, žodžiu, yra tikrai apie 30, žinokit, programų, kurios tikrai, aš manau, kiekvieno beveik lūkesčius gali patenkinti. Tai puikiai gaida mūsų pokalbio pabaigai. Iš tikrųjų, turbūt muziejus kviečia turiningai, įdomiai praleisti laisvalaikį tokioje vietoje, kurioje galite pajusti Basanavičiaus atmosferą ir dvasią. Nuostabiai gražiame gamtos kampelyje kviečiame apsilankyti Ožkabalių muziejuje, Jono Basanavičiaus gimtinėje. Labai ačiū gerbiama Rūta Jums už pokalbį. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, paskutinioji 3 sezono laida ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Susitiksime 4 sezoną rugsėjį. Iki susitikimo.